42 darbotvarkės klausimas dėl savivaldybės tarybos narių delegavimo į asociacijos Amatos žemės valdymo organus. Pranešėjas Steponas Kazlauskas, ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas. Be pavardžių taipogi buvo priimta, kad teikti svarstyti rajono taryboje. Ar bus pranešėjų klausimų? Prašom, Aidas Jakas. Aš dėl sprendimo projekto redakcijos yra deleguoti šios savivaldybės tarybos narius, o Pozingis Virgilijus yra ne tarybos narys. Ar čia viskas teisingai? Man regis, kad čia neteisingai. Čia nuo savivaldybės yra, reiškia, narį vieną deleguojame ir vieną administracijos darbuotoją. Kaip? Nu tai nepakeitė, reiškia, pataisysime. Ačiū už pastabą. Taip, tai yra užsirašęs kalbėti Algirdas Jakšas. Ačiū, merė. Šiaip noriu išsakyti opozicijos nuogąstavimus ir klausimus. Šiaip į sveikatos stebėseną mūsų neįsileidote, nes nepakankamai jautrus, o į Žuvėjų kraštą ir asociaciją Lamatos žemė tikriausiai neįleisėt, nes nemokame europinių pinigų skaičiuoti. Aišku, čia juokas, o šiaip opozicija taip pat iškėlė savo atstovą ir mes iš tikrųjų norėjome turėti tokį atstovą asociacijoje Lamatos žemė, nes tai labai svarbi asociacija, jau veikia ne vienerius metus ir jungia kaimo bendruomenės ir iš tikrųjų jos veikloje irgi buvo visokių įtampų, merė, pripažinkite, ir gaila, kad opozicijos siūlymas vėl liko neišgirstas. Mus tai nuvilia dar kartą. Ir dar vienas klausimas mums rūpi. Merė, ar jūs asmeniškai ir toliau dalyvaujate šios asociacijos veikloje? Taip, aš tebesu vietos veiklos grupės asociacijos Lamatos žemė pirmininkas. Niekas nesikeitė. Taip, tebesu dar. Taip, klauskit. Klausimas yra paprasčiausiai visiems. Tas klausimas galvoje tebekirba ir senai. Kaip gali būti meras, reiškia, gali būti veiklos grupėje, kuri turi savo interesus, kuri gina savo narių interesus ir tuo pačiu meras atsako už viso rajono, reiškia, interesus. Šita neaiški vieta išlieka. Ar nebūtų laikas ją kažkaip tai aiškiai išaiškinti teisiškai, juridiškai, nes pirmų žvilgsnių pažiūrėjus į asociacijų įstatymą ir kitus teisės aktus, ten galima išvelgti tam tikrą prieštaravimą, kuris kelia klausimą. Tiesiog klausimas kyla. Jums, Jonai, kyla daug klausimų, bet tie klausimai jums kyla ir už ką tai paskui pranyksta. Tai čia ne pirmas atvejis yra, čia viskas teisiškai yra sudėliota, yra viskas viešų privačių deklaracijai nurodyta ir čia nematau jokių problemų. O kad Jonui Jatautui kyla pastoviai klausimai, tai čia nieko keista. Jis daug ko nesupranta. O dabar kaip Vytauto Leronaitė yra delegavusi kas į Lamatos žemę? Kas delegavusi yra? Aš esu išrinktas visuotiniam susirinkime. Taip, bet... Nuo bendruomenės. Nuo bendruomenės. Taip. Ir išrinktas visuotiniam susirinkime. Ir baigsis kadencijai, tada rinks naują pirmininką. Ir nematau, čia jau eina, jau čia klausia turbūt, aš gerbiu Jonai pasakysiu, jūs pasižiūrėkit įrašus. Tas klausimas jau buvo kalbamas, nežinau, kokius 5 ar 6 kartus. Ir taip buvo atsakymas pasakytas. Sekit, eiga. Ačiū, diskusijas nutraukėm to klausimu, prašome balsuoti už patiktą sprendimo projektą. Gerbiamas merė, opozicijos teise. Taip, prašom. Replika. Taip. Iš tikrųjų, aš manyčiau, kad jūs labai nepagarbiai tik atsiliepėte į kolegos nario, tarybos nario Jono Jatauto paklausimą. Ir aš galvoju, iš tikrųjų esame naujo šaukimo taryba, tai yra 8 šaukimo taryba. Nekartokime tų klaidų, kurios buvo toj nelemtoj 7 šaukimo taryboje.
Aš tai manau taip, tarybos narys turi pilną teisę paklausti ir turi pilną teisę gauti korektišką atsakymą į savo klausimą. Pilną teisę. Nesvarbu, ar klausimas yra laiku, gal ir nelabai protingas, bet šiuo atveju klausimas buvo iš esmės ir mes gauname tokius atsakymus. Ar iš tikrųjų stebina tokia veikla, merė? Tikrai stebina. Tai buvo koks klausimas, toks ir atsakymas. Tas klausimas buvo jau išsakytas ne vieną kartą ir nereikia čia bandyti įpinti kažkokius teisinius, kad čia teisiniai kažkokie susikirtimai, kad čia netitikimai. Tai reikia pirmiausia, jeigu norime mes tą teikti, kad čia kažkas yra su teisiniais dalykais netvarkoj, tai reikia tada įsigilinti, bet tai nereikia pasakyti, kad čia mes pažeidinėjame įstatymus ir čia mes tik tai nieko nežinome. Turbūt irgi apgalvoti turbūt klausimai, o ne taip tik tai paklausti dėl to, kad pasisakyti, kad pasireikšti, galbūt spaudoj dabar paminės, kad čia Jonas Jadotas įžvelgia kažkokius teisinius niuansus. Čia jokių teisinių niuansų nėra. Turi būti klausimai taip pat pasverti ir pamatuoti. Aš tik noriu palinkėti Jonui Jatautui sėkmingo darbo kaip etikos komisijos pirmininkui. Tai prašome balsuoti už kokį sprendimo projektą. Balsavo 15 už, prieš 4, susilaikė 4 tarybos nariai, balsų dauguma, sprendimo projektas priimtas.